Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. O žinai ką, dabar čia va kitą temą, čia nukrypsiu biškį, bet bus verta. Tarkim, valgai, ne, lervą kažkokią, va, išsitrauki lervą ir suvalgai, nusifilmuoji, nu ir įdedi YouTube'ą, ne? Pohui, tipo, o, žiūrėkit, durnelis lervą suvalgė, ne? Gyvūnų teisių apsaugos tarnyba nereaguoja, nes jisai lervą suvalgė. Ir tada, kitą savaitę suvalgai jau vabalą, karkvabalį. Kuris turi kojas ir primena žmogų truputį, nes kojas turi. Vat kada yra ta riba, kai gyvūno nužudimas jau yra, kai jau žmonės sukyla prieš tai. Kad koks gyvūnas, pelė, peliukas, ar pavyzdžiui, žinai, esi matęs mažus peliukus, ką tik gimusius, tokie raudoni šlykštukai, pliki. Jie kelia tikrai nemalonius jausmus. Tai vat, ar gyvūnas turi kelt malonų jausmą tiesiog... Kad už jį kovotų. Kad už jį kovotų, ar jis turi būti pūkuotas? Kada, man įdomu, nes... Čia šiaip įdomu, nes, pavyzdžiui, pavyzdys yra dažiklis karminas. Dedama į džiauriai daug kur, į visokias jogurtus, žodžiu, tos populiariosios, kur moteris nebesda, tipo ten, kad, tai vat, limonadai, tai yra žiauriai paplitęs dalykas, žinai, kai kurios netgi alergija nuo to ima. Jį gamina iš vabalų. Vabalų? Taip, specialiai, reiškia, ant kaktusų auga vabalai, juos ten nugrando, sumala, sumaišo ten, reiškia, į miltelius ir padaro paskui dažiklį. Ir jį deda į visur ir tipo čia yra normaliai. O kad ten kiaulienos industrija, žinai, yra, ten jautiena, ten, tai jau čia yra, oi, kaip blogai, žinai, nes ateini pas paršiukais, tau žiūri į akis ir tau jau blogai, žinai. O jeigu vabalas ten koks nors, žinai, šiaip ten, žinai, aš čia šiaip savo, žinai, o čia aš čia sužinai, ateina jį nukabina nuo ten ir sumala, žinai. Tai jau tada, tipo, yra gerai. Tai, yra toks, žinai... Tai va, tai ką aš ir noriu pasakyti. Taip. Tai va, tie visi kovotojai yra iš tikrųjų klounai ir idiotai, aš manau. Nes jeigu kovoji, tai kovok už visus gyvūnus, už visą gyvybę. Vat musė, skraido čia musė, vis prispaudai, nebenervuoja, gerai, viskas ramu. Bet tai tu ką tik atėmė gyvybę gyvam padarui. Tai jeigu čia nais lakstytų katinukas, pist, užmušiai, nebenervuoja. Situacija ta pati. Bet katinukas, bet jau blogai. Taip, blogai. Jau tada ir laikraščiai parašys. Tai taip, tai kodėl vat musę užmušus nėra blogai, katinuką užmušus blogai. Čia matai, aš ta prasme nesakau, kad čia yra katinuką užmušti irgi gerai, katinuko negalima užmušti. Taip. Bet mes taip kažkaip užauginti, kad, Čia yra dėl to, kad pas mus ne budizmas yra valstybinė religija. Nes pas budistus ten niekogi negali daužyti. Nieko, visi. Musės, jeigu tau į nosį lenda miegant, tai čia yra, tu jas turi išprašyti iš tenai, žinai, o ne ištraišti. Gražiuoju, žinai. Taip. Gal žinai kas? Man atrodo, kai tu sakei, Kolorado vabalas kojas turi, ne? Akis yra svarbiausia, kai gyvūnas turi akis dvi. Gal netgi labiau vyždžius kažkokius, kuris fokusuoja į tave. Vyždžiai matomi yra. Ir tada jau, aišku, yra visokių krokodilų, žinai, ir ten driežų, bet jeigu jau jie turi akis, kurios jau yra visai kitoks santykis su tuo gyvūnu. Tuo gyviu. Tai bendriau. Čia yra visiška psichologija, aš manau. Taip, Visi blogi personažai filmuose turi mažas akis. O visi geriečiai, visi ten katinai, šreko, žinai, žiūri didelėm akim. Štai žmogus su didelėm akim atrodo geresnis, širdešnis. Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų.